studentai būsimieji absolventai. Aš esu Julius Griškevičius, esu biomechanikos katedros vedėjas. Biomechanika tai yra mokslas apie judėjimą, gyvų organizmų judėjimą, žmogaus, gyvūnų ir visų kitokių. Mes turime dvi specializacijas. Tai yra medicinos technikos specializacija ir reabilitacinės technikos specializacija. Tai va trumpai apie kiekvieną. Medicinos technikos specializacija baigęs mechanikos inžinierius, arba biomechanikos inžinierius, jisai yra laukiamas ligoninėse, yra laukiamas įvairiuose centruose, kur yra sudėtinga medicinos aparatūra, ją reikia įvairiai prižiūrėti, kurti, konstruoti, projektuoti, aptarnauti, galų gale įdiegti, mokyti personalą dirbti ir panašiai. O reabilitacinės technikos specialistas, jisai reikalingas irgi įvairiuose tose pačiose ligoninėse, reabilitacijos centruose, ortopedinėse įmonėse. Esu Garikas, mokaus Vilniaus Gedimino technikos universitete, studijuoju biomechaniką. Visų pirma pasirinkau VGTU, nes tai, manyčiau, vienas perspektyviausių universitetų Lietuvoje. Pasirinkau biomechaniką, nes tai irgi, manyčiau, nauja specialybė pas mus Lietuvoje ir specialistų visgi reikia. Tai yra pakankamai nauja specialybė Lietuvoje ir jos poreikis yra gan nemažas šiuo metu, nes medicinos aparatūra tobulėja ir ligoninės bei gydytojai neįsiverčia, kai jos nei minutės, todėl reikalingi inžinieriai, kurie suprastų apie tą aparatūrą ir suprastų visus tuos procesus, kurie ten vyksta. Studijuoti šioje specialybėje yra gan nemažas perspektyvas, nes šis sritis dar Lietuvoje kaip ir kuriasi. Atsiranda daugiau kompanijų, kurios gamina, taip pat yra vis daugiau kompanijų, kurios prekiauja toje srityje, dirba ir inžinierių iš tikrųjų trūksta. Mes visada maloniai priimame biomechanikos studijų studentus atlikti pas mus praktiką.